Šį vakarą laidoje Gyvūnų pasaulis mes vėl svečiuojamės Great Pet šunų dresūros mokykloje, kur Akvilė ir šuniukas Rubis papasakos, ką reikia daryti, jeigu įsivaizduokite situaciją. Sėdite namuose, kažkas paskambina į duris ir jūsų šuo ima pulti, draskyti, sloti, kandžioti jūs, bėgti prie durų, draskyti duris. Siaubinga situacija. Akvilė, ką daryti? Pirmiausia, mes pasistengsime šunį nujautrinti skambučio garsui. Mums pirmoji eilėje pasitarnaus vėlgi pavadėlis, nes mums reikia sulaikyti kažkaip šunį nuo bėgimo link durų ir to reagavimo į garsą. Taip pat rekomenduoju atsisiųsti programėlę į telefoną, kur galite rasti skambučio garsą, kuris bus panašus į jūsų durų. Ir tam, kad nujautrinti šunį šitam garsui, mes naudosime uostymo kilimėlį. Ir žinoma, mums reikės ir skanėstų, kad šuo turėtų veiklos ir nusiramintų uostydamas. Metu skanėstus į uostymo kilimėlį, uostyk. Ir kol jis uostinėja, aš paleidžiu durų skambutį. Jeigu šuo pakeltų galvą ir bandytų išeiti, mes su pavadėliu jį galėtumėm sulaikyti. Dabar imituosim visą situaciją, nuskamba durų skambutis. Šuniukas pabėga, aš jį sulaikau ir grąžinu į uostymą. Uostyk. Eigoje garsą mes didinam, bet tikrai neskubėkite, kad neperjautrinti šuns ir nesugadinti visos treniruotės. Ir jeigu šuo nereaguoja į durų skambutį, mes vis papildome uostymo kilimėlį skanėstų. Ypatingai, kai šuo pats parodo iniciatyvą ir nukreipia savo nosytę tinkamą linkme. Šuo reaguoja lygiai taip pat ir įėjimą šeimininko link durų. Ir lygiai taip pat nuskamba durų skambutis, mes einam link durų ir jeigu šuo bandytų pats pirmas bėgti, mes jį sulaikytumėm ir sugrąžintumėm į uostinėjimą. Šuniukas uostinėja kilimėlį, durų skambučio garsas, einu link durų, galiu priliesti rankeną ir jeigu šuo vis dar uostinėjasi, grįžtų, papildau uostymo kilimėlį. Ieškok. Ir nepamirškite visuomet dresūroje naudoti pačių skaniausių skanėstų savo augintiniui. Galite naudoti ir pašarą, jeigu jis yra labai skanus. Nepamirškite duoti vandens ir žinoma visuomet žiūrėti Gyvūnų pasaulį. Beje, jeigu kyla klausimų, įsijunkite ir mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Čia rasite daugiau informacijos bei praėjusių laidų dresūros pamokėlės. Kantrybės visiems ir sėkmės!